Šiandien norime Jūs pakalbinti skaitimo tema ir tikimės, kad tai paskatins tėvelius ankstyvojo skaitimo ugdymui. Taigi, kaip paskatintumėte vaikus ar jaunimą daugiau skaityti? Oi, būdų šitam yra daugybė įvairiausių. Bet faktas, kad meilę knygai reikia išugdyti kuo ankstesnėme amžiuje, kad vaikams knyga asocijuotųsi su stebuklu, įdomumu, su gėriu. Tai manau, kad Vilniaus darželiai yra pirmieji Lietuvoje, kurie turi tokią galimybę ankstyvojo skaitimo programą taip rimtai turėti. Tai kiek mes čia 300 000 padalinsim darželiam, kad įsirengtų, pasigerintų skaitimo erdves, nes vat būnam nuvažiuojam darželį, tokie kaip šydai, tokie voaliai, ten mergaitė sėdi su knygutėm ant tokių minkštų kampukų. Ta prasme, tas vietas, erdves pagražinti, pagerinti, kad būtų vaikam įdomu juos traukti į tas vietas. O plus labai svarbu, kad skaitimo kampeliuose atsirastų ir kažkokios vietelės vaikam, kurie turi specialių ugdymosi poreikių, kad jie galėtų atsitraukti nuo grupės, bet turėtų ar indėniškoj palapiniai, ant minkšto kažkokio čižinuko su knygute, ar su ausinėm. Vat Ingrida Valinskienė sakė, jis skaitys pasakas ir padovanos mums, mūsų darželiams, kad būtų kuo daugiau tokio patrauklumo. Žinoma, svarbiausia yra knygos. Knygos yra brangios, tą mes žinom, ar ne? Tai jau dabar mano kabinetas yra panašus į didžiulį sandėlį, nes jame yra daug dėžių su įvairiom knygom. Vaikų literatūrologas Kęstutis Urba išrinko 40 knygučių vaikams pagal tematikas, draugystė, jausmai, nuotykiai, pagal kurias galima būtų žaisti ir naratyvinius žaidimus. Tai yra kažkokias istorijas, per kurias galima būtų vaikam kažką atrasti, sužinoti. Žinot, kaip buvo įdomiausia istorija. Tai šitą dabar tikrai gal iškirpsit, bet gal ne. Viename darželyje mokytojas pagal vieną knygutę sugalvojo ir pagamino daug tokių iš veltinio medžiagos, suvėlė tokių pilkų gumuliukų, mažesnių, didesnių, priklijavo jiem akytes ir sudėliojo grupėje visur į visus kampus. Vaikai ryte atėjo į darželį ir kas čia šitie. Ir jie nusprendė, kad tai yra pelėsis. O tada jie pradėjo žaisti, rado ten stebuklingą laišką, kur buvo parašyta, kad mes čia gyvensim dabar pas jūs amžinai, jeigu jūs nepadarysit to ir to, jūs turite surasti tą ir aną. Ir tada pareina užduotėlės, vaikai ieško per mikroskopų, žiūri ir įsitraukia visa bendruomenė. Tada tie vaikai neša iš namų supelėjusi sūrį ir supelėjusią duoną. Vieni tėvai pradėjo skambinti, pikti direktoriai, sakyti, vaikas sakė, kad grupėje įsiveisė pelėsis. Kaip jūs taip galite? Tada tėvai yra pakviečiami, ateikite, pažiūrėkite, kaip atrodo tas mūsų pelėsis. Tai per tokius žaidimus viskas prasideda nuo istorijos, nuo pasakos. Ir žinoma, labai svarbu, kad patys mokytojai, ne taip ten, pasėmiau aš skaitau. Ir dabar debesis jau pakilo iš saulutės ir dabar jau vaikai čia... Neįdomu. Niekas nenori klausytis taip skaitomų pasakų. Todėl skaityti su vaikais reikia irgi mokytis. Tai jau vyko pirmieji mokymai 10 darželių pedagogam, kaip žaismingai skaityti knygas. Tai gali būti pasitelkiamos ir lėlės, rankos, patys vaikai traukiami į skaitimą. Knygelės reikia skaityti taip, kad vaikai matytų. Praktiškai turi mokytojas jau mokėti tą knygelę atmintinai, kad vaikai matytų, ką mokytojas skaito. Tai yra kažkokių tradicijų įsivedimas. Ar tai gali būti stebuklinga pelerina, ar tai gali būti kažkoks krėslas, žibintas, pelėda. Kai vaikams sakoma, jau užsidegė mūsų pasakų žibintas. Ir visi einame. Atkeliavo pas mus nauja knygelė. Ir visi sužadinti smalsumą, sudominti vaikus. Tai yra labai svarbu. Tai manau, kad mes Vilniuje šiemet pradėjome nuo to, kad pagražinsim tas skaitimo erdves, knygų padovanosim darželiam, po 40 jau komplektuojam, rišam į didžiulis dovanų paketus, tada mokytus pamokysim ir kitais metais imsimės užduoties, kad visi prieš mokyklinukai mokėtų skaityti.
Kaip skatinti tėvus skaityti kartu su vaikais, kaip rodyti tą pavyzdį vaikučiams? Pats geriausias pratimas yra pakviesti iš šalia esančių mokyklų brolius, sesės, vyresnius, kad jie ateitų ir per knygutės skaitymo valandėlę skaitytų vaikams. Broliai, sesutės labai tai veikia. Ir yra darželių, kur kviečia tėvelius. Tai yra, kad grupės tėvai turi šventą penktadienį, ten tokią valandą, vis kitas tėvelis ar mamytė ateina, bet tėveliai irgi būtinai ir turi skaityti. Jie pasiruošia, jie pergyvena, jiems streso yra nemažai, nes jie supranta, koks tai yra iššūkis. Bet tai yra irgi tėvų pratinimas ir paaiškinimas, parodimas, kaip yra tai svarbu. Mes tėvai, tai žinoma, užsiėmę, užsisukę, dažniau planšetę numetam vaikam, užsiimk. O iš tikrųjų skaitymas, raiškus skaitymas ir nuolatos lavina vaikų fantaziją, kūrybiškumą. Jie tada gali tapti kūrėjais, tada jų vaizduotė tampa daug platesnė. Jie tada gali ir ieškoti sprendimų, ir jų kritinis mąstymas tikrai lavėja. Ir tie vaikai, jie yra imlesni mokslams vėliau. Tai yra, manau, kad visiems labai svarbu. Tai va, o tėveliai, žinoma, juos irgi kaip tuos vaikus reikia mokyti ir auklėti. Taip, kad dabar mūsų darželių vadovai, pedagogai, pavaduotojai ugdymui turi dvigubą darbą. Jie auklėja ir vaikučius, ir tėvelius. Ačiū. Ir sakykit, galbūt jūs turite kokią savo mėgstamą vietą, kur skaitote knygas ir kodėl būtent, jeigu turite tą vietą, kodėl būtent ta vieta jums yra mėgiama skaityti knygas? Aš turiu didžiulę lodžiją. Vien tik tam, kad galėčiau skaityti knygas, nusipirkau ir tą fotelį. Tas fotelis toks lengvai supamas. Ir ten yra staliukas. Ir ten aš matau gatvę, kaip žmonės renkasi į stotelę. O aš sėdžiu su kava. Ir tai yra mano laikas. Tai yra mano lėtas laikas. Kodėl yra svarbus lėti rytai? Geriau anksčiau nueiti miegoti ir atsikelti be žadintuvo, kad nebūtų streso ir dirgiklių. Tada turėti tą savo ar arbatos, kas ką mėgsta, ar arbatos, ar kavos didžiulį puodą. Ir lėtai, be streso, nelendant į socialinius tinklus, kurie labai gali sugadinti nuotaiką ir išdirginti, bet turėti tą savo lėtą rytą, pasidžiaugimą gyvenimu, pasauliu ir pasakyti savo, kad tai yra pati geriausia mano gyvenimo diena. Ir su knyga turėti tą ritualą. Visi jau norite tą mano jau noriu, jau supamės. Ir sakykit, kaip jūsų nuomonė skaitimas keičia žmogų? Tai žmogus tada, kaip žmogus yra arba beždžionė, arba ne. Tai jeigu skaito, tai jisai jau nebe beždžionė. Kaip, aš aišku čia juokauju. Skaitimas praplečia akiratį. Knygos, juk jos yra ir ta grožinė literatūra, yra pilna įvairiausių ir istorinių faktų ir žinių. Vėlgi, skaitant, kas yra svarbu, kai mes žiūrime filmą, mums yra viskas sukramtyta ir kaip pusfabrikatis įduodama, mums nereikia galvoti. Mūsų neuronai sėdė atsipūtę, ilsisi, nieko neveikia. Tai yra riebėja. Bet kai tu skaitai, tavo smegenys turi sugalvoti, vizualizuoti tai, ką tu skaitai. Tai turi atsirasti spalvos, tai turi atsirasti tie personažai, kurie veikia, yra pagrindiniai ir ten šalutiniai veikėjai, vietos, viskas, tu kuri savo pasaulį. Dėl to yra vaikam dabar atliko tyrimus. Dvi nuostabios daktarės docentės, kurios naratyvinio žaidimo metodiką moko, jau 32 darželyje taiko, 10 mokosi. Tai jos atliko tyrimą, kad vaikų vaizduotė silpnėja, kad mes per daug kišame jiems tokių, žaisi dabar tu maistą gaminsi, virtuvė, namus tvarkysi, tokio buitinio, bet nebėra tų pasakiškų karalysčių arba kažkokių kosmoso erdvių, arba tokių planetų ar miestų, kokių iš tikrųjų gyvenime nėra, kurios patys vaikai sugalvotų. Mes labai jos įkišam į rėmus. Tai va, ir kai neskaitom knygų, tai va taip ir nutinka, kad mes liekam tokiais tik tai funkcijų atlikėjais, bet nebe kūrėjais. O mes žinom, kad pasaulis tai yra labai dabar yra pajudėjęs į priekį ir visur reikia sugalvoti, kad
minimum darbo, maksimum rezultatas, kad tą fantaziją savo reikia tikrai įveiklinti labai dažnai. Ačiū. Ir sakykit, ar skaitymas turėjo kažkokią įtaką jūsų gyvenimą arba galbūt netgi jūsų karjerai? Vieną dieną, kai buvau 11 metė, sugalvojau suskaičiuoti namie knygas. O, tai buvo toks darbas, bet aš buvau labai nusteikusi ryžtingai. Pasiėmiau bloknotą ir skaičiau. Tai jų buvo virš 3000. Mano tėvai, jie vieno atlyginimą išleisdavo ten košiai, sriubai, ten dar kažkam, mes pačios iš vėliavų siūdavome sijonus, o kitą atlyginimą išleisdavo knygom, užsisakydavo jas ir laukdavo tos dienos, kada jau atvažiuos į mažą miestelio knygyną tos naujos knygos. Tai knygos buvo visada. Skaitė visi namuose. Aš labai tingėdavau kartais skaityti, ypatingai paauglystėje. Ir pavyzdžiui, mama sakydavo, kodėl kapitono Granto vaikai mėtosi čia virtuvėje ant palangės jau 2 mėnuo? O aš tada sakau, jie dabar plaukia į Naująją Zelandiją. Ten buvo taip ir parašyta, kad jie dabar plaukia 2 mėnesius plaukia. Tai va, bet aš neturėdavau kur dingti, nes būdavo taip, visi skaito. Ir tu tada, o ką? Ir sesuo mes miegodavom, kai buvo tokie laikai, vienoj lovoje miegodavom su sesė vyresnė. Ir jinai skaito, šviesa jungta, jinai skaito. Kas man tada belikdavo? Eiti Prano Mašioto knyginėlį, imti knygelę ir irgi skaityti. Aš kaip sakoma, ta aplinka mane paįtakojo su knygų skaitimu. Labai gerai. Ir galbūt toks asmeninis klausimas, bet koks jūsų pirmasis prisiminimas apie skaitimą vaikystėje? Oho, man tai labiausiai atsiminimas yra, kaip mama skaitydavo man vieną knygą, kuri buvo, tuo metu literatūros tos nebuvo labai daug, bet jinai kaip tik buvo išleista rusų kalba. Ir jinai tiesiog ją versdavo ir kiekvieną vakarą man skaitydavo ir sakydavo, kiek galima. Žemyn pieno upė jinai vadinasi kažkaip, bet man jinai taip patiko. Labai prisimenu, kaip tėtis skaitydavo, sekdavo pasakas, pastoviai užmigdavo. Ir tai būdavo tas ritualas. Tėti, kaip toliau, tėti, kaip toliau. Jie gyveno, ką senelis ir senelis. Vienu žodžiu, tai man tas iš tėvų atėjęs, kad jie tikrai skyrė labai daug laiko ir skaitė, nes aš buvau greičiausiai specialių poreikių vaikas, nes iki 3 metų nekalbėjau. Ir jie man skaitė. Kodėl mes turime daug su smulkiais, logopediniais sutrikimais, kalbos sutrikimais vaikų, 4500 Vilniuje. Todėl, kad vaikai nebegirdi aiškios kalbos, su jais nėra bendraujama, jie negirdi skaitimo žodžio. Tai va, o čia yra labai labai svarbu surišti žodį su mintimi, su tekstu. Tai va, ir iš tų atsiminimų, Prano Mašioto knyginėlis buvo šventa, buvo visas perskaitytas ir dar atsimenu, kad darželio grupėje aš jau senelės pasaką mintinai skaičiau ir būdavo taip visada. Aš sėdžiu su ta skarele, atseit jau ta bobulė, ta senelė, o aplinkui visa grupė, Žąsiną moliūgą buvau įsimylėjusi, kaip tik tuo metu prisimenu. Jis buvo raudonais lakuotais sandalukais, kaip dabar pamenu. Po to susitikome po daugybės metų ir pasijuokėme iš to. Tai aš skaitydavau tą senelės pasaką ir mintinai ją sakydavau, tai man, įsivaizduokit, atminties lavinimas, skaitimas, tai buvo labai labai svarbus dalykai. Ir mokėmės mes skaityti, žinoma, anksti namuose. Mama, su tėvais. Ir dabar tas tikslas, kad vaikai atėjo į 1 klasę, nes labai programos nesutampa. Tėvam gal čia ir nelabai įdomu. Bet prieš mokyklinio ugdymo programoje yra ten tokia, kad vaikai gali pažinoti raideles, galbūt negali toksai. O tie į 1 klasę, jau jie susiduria su to, kad mokytojas sako, o dabar prašysime diktantuką, mažiuliuką ir skaitykite užduotėlę. Tai manau, kad mes tikrai galime šitą dalyką Vilniuje bent jau tikrai pagerinti. Nes kai vaikas skaito pats, jis tada ateina pas tėvus, jisai skaito, išbando tėvų kantrybę, bet jisai skaito pats ir jam tai yra labai įdomu. Tai jam didžiulis stebuklas yra. Tai manau, kad tikrai mes tą turime, kaip sakoma, padėti jam. Taip. Ir kadangi taip mintimis nusikėlėm į prisiminimus vaikystėje, sakykit, galbūt jūs turit mėgstamiausią knygą iš vaikystės?
kurią galbūt ir tėvam galėtumėte rekomenduoti ir dabar? Labai pasikeitė literatūra, yra be galo daug naujos literatūros. Štai mano kursiokė Evelina Daciūtė, išleidusi knygų vaikam, ar ne, labai nuostabių ir gerų, kurios atliepia ir šiuolaikinį gyvenimą, šiuolaikinį pasaulį ir iššūkius. Taip yra klasika, kurios nenuneiksi. Tai yra klasika, klasikinės tikrai knygos, pasakos ypatingai, liaudies pasakos, jų yra nuostabių ir tikrai, kad išskirčiau vieną, tai negalėčiau, tai būtų toks kaip ir nusikaltimas prieš kitus autorius, bet skaityti yra ko, tikrai pasirinkimas yra ir tik dėl to, kad yra toks milžiniškas pasirinkimas, mes pasitelkėme vaikų literatūros specialistus, ekspertus, literatūrologus, kad jie išrinktų ir atrinktų mums tą knygų paketą, komplektą tų bazinių knygų, kurias reikėtų vaikam skaityti, su vaikais jas kartu įveikti. Tai va. Galbūt turite kokių nors šeimos tradicijų susijusių su knygomis? Taip, kalėdoms esam ir dukterėčiai padovanojau štampukus, kieno knyga. Austėjos Ramoškaitės, Neilos, Vasarės, Nes mes, žinoma, elgiamės labai tvariai. Knyga turi gyventi savo gyvenimą. Jinai neturi gulėti lentynoje. Jeigu jūs turite lentynoje knygų, jūs darote klaidą. Nuneškite jas į biblioteką, jeigu jos yra puikios. Nes knyga neskaitoma, jinai miršta. Jinai negali kaupti dulkių. Tai mes viena, tarkim, mūsų šeimos skaitovų kolegijos perskaito knygą ir jeigu ją rekomenduoja, tada jinai keliauja per visus. Nukeliauja ir į Alytų pas tetą, ir pas pusseseris, ir į Klaipėdą, ir į Kauną, kur apkeliauja tą visą ratą. Ir tikrai jie perskaito daug ir tada keliauja per drauges, jinai gyvena savo gyvenimą. Ir tam, kad jos nepasimestų, jos turi turėti savo vardelį. Kieno ta knygelė, tai štampukai yra labai geras dalykas. Anksčiau parašus dėdavom, dabar štampukus. Bet tikrai skaitom tik tai, kas yra su rekomendacijom ir neskaitom to, ko nerekomenduojam. Nes netgi, ir paimkim net ir Irvingo kūrybą kokią, vis tiek yra pora knygų, kurių ten 5 ranka kokia, kuri yra net, kam ją skaityti. Tai yra gyvenimas, jis yra baigtinis, mes turime labai daug laiko, visų knygų neperskaitysi. Todėl reikia labai atsirinkti, kad tau ta knyga tiktų ir patiktų. Taip. Ir sakykit, kaip namuose sukurti tą aplinką, skatinančią vaiką domėtis knygomis? Pirmiausia, turi namuose būti knygučių. Turi būti knygučių ir turi būti jauki vietelė skaitimui. Ir tai nebūtinai turi būti lodžija ar ant sofos. Galima tikrai labai pats pigiausias variantas yra sėdmaišiukas ir kažkokią užuolaidą, drapiruotę, kažkokią nuleistą apšvietimo lempą jauki, kažkoks kampelis, kur vaikas ar į palapinę kažkokiai, dėl tos palapinės, ką jis ten te kainuoja. Bet tokį, kad skaitimo gali tėvai padaryti ne tą užrašą, kad čia knygelių karalystė, ten skaitimo labirintas, dar kažką sugalvoti kartu su vaiku. Tai galima tikrai. Ir kartu su vaiku būtina įlysti į tą palapinę, kad ir kaip būtų turėtų antsvorio, bet vis tiek įlysti į tą palapinę ir vis tiek su vaiku kartu jaukiai, nes tai turi būti jaukumas. Ką vaikas atsimena? Jaukumas tau gera, tau visi laimės hormonai tiesiog spinduliuoja, tau tas laikas yra tas toksai, kai su mama ar tėčiu, tu esi apsikabinęs, esi saugus ir jūs abudu skaitot knygelę. O čia yra tas stebuklas, nes mes ką atsimenam iš vaikystės? Garuojantis asfaltas po lietaus karštą vasaros dieną. Mes atsimenam tą kvapą. Ką mes atsimenam, ar ne? tą jausmą, kai tu sėdi mamai ant kelių, prisiglaudęs ir skaito knygą, ar ne? Ką mes atsimenam, kas mus gražina į laimę. Tai va, tą mes galim ir tai nieko nekainuoja. Tai smegenys visą gyvenimą to ilgisi, jeigu galima irgi noriu pasakyti, kad ir neriboti vaikų reikia, kaip sakyti, fantazijos su tais kampelių savo radimais. Pavyzdžiui, man iš vaikystės yra jaukiausia vieta skaitimui, tai tėvų rūbų spinta su prožektoriuku. Nes tu esi visiškai savo pasaulyje, tada taip, nu va, taip ir čia tik intarpas ištrins.
Ne, labai įdomu, ačiū. Tai dėkoju Jums už nuotaikingą pokalbį, už pasidalintas asmeninės tokias patirtis, šiltus prisiminimus ir labai tikimės, kad tėveliai tai tėvelius įkvėps skatinti vaikučius skaityti. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai. Pasiruošę, kaip Įdomiai buvo. Man irgi Man taip net- susiklausė. Šiurpuliukai eina. Labai. Taip įdomiai, tikrai. Bet apie filmus